Anglų kalbėjimo tipsai. Jeigu tau žiūrėk šį video. Body language. Būtinai žiūrėk į pašnekovą, ne į stalą ar egzaminuotoją ir būtinai linktelėk galvą, kai jis kalba. Intonacija labai svarbu, neskambėk kaip robotas, o pabrėžk svarbiausius žodžius balsu. Jeigu pamiršai žodį, nesakyk geriau sakyk the word escapes me for a second, but what I mean is ir toliau dėlioji savo mintį. Monologe tavo didžiausias priešas yra tyla. Niekada nešakinėk tarp minčių. Naudok žodžius kelrodžius, kad egzaminuotojas žinotų, kur tu esi. Tarkim, moving on to my next point. Dialogą vertina ne tik tavo anglų kalbą, bet ir supratimą bei bendravimo įgūdžius. Visada bandyk įtraukti savo pašnekovą. Tarkim, po savo minties sakyk, would you agree with that? Po jo minties sakyk, I see your point, but have you consider? Jeigu jis pasakė labai gerą mintį, užsikabink už to ir sakyk, expanding on what you said. Būtinai turi išmokti tokias frazes ir tada tau viskas bus gerai. Tai paprašiau Astrą, kad man sukurtų stiprias frazes ir pasimokus to, tu tikrai gausi labai gerą įvertinimą.